Bonjour, madame, guten Tag, Frau Božena, welcome, milady. Welcome, Petrai. Koks tu šiandien galantiškas kaip tikras europietis. Ne kaip tikras, Božena, o tikras. Mes per vieną naktį dideliai užaugom. Mes per vieną naktį tapom europiečiais. Matau, o dirbs kas? O ką? Tu negalvok, man darbas pirmoj vietoj. Europietiškų nervų žiūrovams žiūrėti nerekomenduoju. Ir dar vienas tostas. Už europietiškus prokurorus. Už Duosim Europai foruškę. Į sveikatą. Nu ir už europietiškus čia štai bėgius mano funikulieriui. Į sveikatą! Valio! Už į sveikatą! Prašom į balkoną pakvėpuoti, kol saldų patieks. Tai čia visa naujiena, kad radai progą prisilesti. Ne, mesgi pabendrauti susirinkom, apžvelgti guminės Lietuvos perspektyvas. Nu, pažiūrėk čia štai, Kristutį. A kaip šviečia tas tavo viešbutis? Kai biliūno laimės žiburys. Klausyk, atiduokim mes tą laimės žiburį čia štai. Nu, šitiem, beglobėm vaikavo. Taip, vaikučiams. Su visais baldais atiduokim. Nu, į butą, nido žvejams atiduokim čia štai. O jachtą žemdirbiams. Girdėjau, jiems jachtos labai reikalingos. Ir asfaltą iki mano tėviškės. Atiduokim ir asfaltą. Taip gera viską atiduoti. Atiduoti yra perfekt. Perfekt, nieko neturėt. Gerai, kad mes nieko čia štai neturim. Tik vienas kitą. Petrai, ir tu tai vadini sensacinga naujiena. Kas blogo, kad guminiai Brazauskai išdalino visą savo turtą? Ramiai, Božena. Gal ir nieko blogo, bet man tai labai bloga. Nereikėjo tiek prisilupti, jei nepakeli. Na juk už Europą. Aš tiksliai neprisimenu, bet man rodos kitame siužete tikrai yra kažkas baisiai negero. Žiūrim. Artūrikas, tu mane gerbi? Gerbiu. O tu mane? Ir aš tave gerbiu. Na, pasibučiuokim. Nuo šiol ir tenisą, ir futbolą tik su tavim. Viens ant vieno. Na, kaip siužetuks europinio lygio? Žinai, tokių europinių siužetukų Sereikiškių parke kiek nori. Taip, o siužetas apie guminį Šustauską? Ką Šustauską, gaidžiai, ožiai? Vėl žemės ūkio problematika. Čia anksčiau jis buvo Šustauskas, nuo šiol jis bus Euro Šustauskas. Esi iškilus guminės Lietuvos patriarchas, sakant. Iš vienos pusės meras parlamentariška, o iš kitos turguje savas, sakant. Kad aš taip galėčiau. Nu kas taip, tai jau taip. Tokių dalykų universitetuose neišmoksi, va. Čia vidinė kultūra turi būti. Suprant, kaip tau sunku, nepyk, kad tu įnos valdai, nu. Tiesą sakant, turguje atrodai kaip silkė akvariume, nu. Tikrai? Taip, tai mielas Vytautai, labai prašau čia. Imk mano surinktus parašus ir eik į prezidentus. O ką? Gali, jei prašai. Reiškiu didelį dėkingumą, sakant. Gal gali sūnelį dūmą palikti iš kelio. Negail, tėvuk, tik giliai netrauk. Dėkui, vaikeli. Žiūrėk, Mykolai, žvaigždė. Nauja žvaigždė lekia. Kristu, čiagi palydovas, Kristu, šipsokis. Ruolai, gal kas nauja europietiška tavo repertuarė atsirado, b***t? Na, vieną naują gabalą sukūriau. Rolandai, prašom, kaip tu vienas moki? Nu, va taip. What happened to my love? What happened to my love? What happened to your love? What happened to my love?
What's happened to your love? What's happened? Petrai, koks slav, čia guminė Lietuva, čia kasdien kas nors turi apsivokti, apsimeluoti ar blogiausiu atveju užsieniečiai su beisbolo lasda per galvą duoti. Na, dainuojanti revoliucija varyk sensacijos medžioti, kad man be karo, maro ir skandalo negrįžtum. Kuo, žurnaliukas, trečias būsi? Sakykite, premjerė, ar jau visą turtą išdalinote? Kokį dar turtą? Nu taigi sakei vakar, kad viską ubagams išdalins, Na, jūs žurnalistai vėl įsigalvojat. O kiekvienas čia šeimos žodžius aiškina, kaip kas nori. Vyrai, sakant, ar nematyt, kur aš savo parašus škiant nukišau? Jūs juos Vytautui atidavėt. Man parašas, nu, kažkoks papiergalis davė, bet aš su jais šitą subinę nusišluošė. O kas čia, sakant, kišenėje pupso? Rankas! Ei tu, nedrįsk stumdyti Adamkaus. Pirmas pradėjo. Neduosiu ruolas griaust. Božena, nuramink tautą. Vyrai išsiblaivė ir Lietuvoje vėl viskas blogai. Naujienų sočiai. Kokia laimė, kad viskas baigėsi blogai. Vėl yra naujienų, iki susitikimo, mylėji.